Labas rytas. Toks gražus, labai saulėtas rytas. Atsaksiu taip. Vaikai išvarė į pliažą, tik išgėrė kakavytės savo. Mes galim ramiai būti. Mes ramiai geriam savo arbatas kavas. Kepa blynus Justinova. Iki vietelė blynų kepimui radau pavėsį, kurį man teikia šitą vandens labai karšta. Elektros statelė. Labai karšta. Tai va, taip gyvenam biškį apsikiautę šįryt. Mūsų vieni kaimynai išvažiavo. Tuščia vieta. Čia beveik visi mūsų kaimynai turi vaikų, šiaip ne daug pasakyčiau, daugiau žmonių. Čia beveik visi kempingai, visi su kempingais ir visi po šuniuką turi, ar po du. Tai jie daug ramiau gyvena negu mes su savo bernais. Vakar teko raminti, nes šiaip labai ramu. Visą dieną tyku, ramu labai. Mūsų atvažiavo 2 nevidonai. Tai va. Labai karštą galvom, jau reikia rengtis į maudymukus mums, nes kepam. O žinom, kad jūs Lietuvoje mirkstat lietuje, tai gal čia taip atsiprašau, kad taip į veidą tiesiai tą mūsų saulę jums. Užuojauta. Užuojauta. Labai patogiai viskas padaryta. Va. Vandens yra šalia kiekvienos vietos įsikūrimo. Tikrai erdvė didelė duota, viskas puikiai telpa, net gal reikėjo biškutį labiau. Čia irgi išvažiavo tie kaimynai, vakar buvo. Čia šalia mūsų yra ir prausyklos, konteineriai, yra indų išsiplauti vieta. Čia visas šitas namelis net yra sauna iš tikrųjų. Ir ten yra, kur žaistavo tenisą viduj, šitos pramogos įvairios. Va, šiandien galvojom, gal kažkurio metu eisim dar pasivaikščioti tokį, toks takas eina per kalną irgi. Ir paskui galim laivu parplaukti šito ežeru. Galvojom, gal taip ir reikės padaryti. Žiūrėkim, kaip čia kiti gyvena. Čia jaučiuos kaip kokia influencerė. Taip. Čia eini, tokia gatvelė. Aš dabar nenoriu gal taip filmuoti visų žmonių, nes jaukti jų individualaus laiko. Čia kalnas gražiau atsiveria. Žodžiu, ten paskui pliažas ir restoranėlis, vėliau parodysiu. Iki.